Sveiki visi, su jumis ir vėl Vytautas iš Klauskite LT komandos. Šiandien aš jums pabandysiu parodyti, kaip reikia susikonfigūruoti savo Wi-Fi, arba kitaip sakant, belaidį internetą ant savo routerio. Taigi visų pirma, jums reikės žinoti savo routerio IP adresą. Jis dažniausiai bus parašytas ant jūsų routerio, o jeigu ne, tada spaudžiame Windows klavišą ir R, čia įrašome CMD, spaudžiame OK, tada įrašome ipconfig ir jūsų routerio adresas bus default gateway. Taigi jeigu turite routerį pasijungę laidiniu būdu, su laidu, jūsų kompiuterį eina laidas iš routerio, tai jūsų routerio adresas būtų kažkas panašaus į šį. Dažniausiai bus 1.1 arba 0.1. Kai turime šį adresą, einame į Internet Explorerį arba į bet kokią kitą naršyklę, įrašome šį adresą, spaudžiame Enter ir dažniausiai jūsų paprašys prisijungimo duomenų prie routerio. Juos taip pat galite rasti ant pačio routerio, bus lipdukas priklijuotas su duomenimis, o jeigu ne, galite paguglinti routerio modelį ir tada default password. Nes dažniausiai kiekvienas routeris turi savo standartinį slaptažodį. Šiuo atveju aš turiu Netgearą ir prisijungimo duomenys yra Virgin ir password. Dažniausiai bus admin ir password, admin ar kažkas tokio. Prisijungus prie routerio, ieškokite wireless settings. Ir štai čia galite pakeisti visus savo belaidžio prisijungimo duomenis. SSID name yra vardas belaidžio interneto, kuris bus rodomas ant jūsų laptopo. Pakeiskime į testinis tinklas, belaidis tinklas. Regionas paliekame koks yra, kanalas. Kanalą galime pasikeisti, nes dažniausiai bus sukonfigūruotas 6 kanalas, tai siūlyčiau pasikeisti į, tarkime, 10, nes kuo mažiau jūsų routeris konfliktuos su aplinkiniais routeriais, tuo geresnis bus jūsų signalas. Aišku, jeigu aplinkui nėra daugiau belaidžių tinklų, šio parametro galite nekeisti arba palikti jį ant auto. Aš jį pakeisiu į 10. Tada mode. Mode yra belaidžio interneto tipai. BNG, taigi yra BGN, dažniausiai vartojami. Galite palikti kaip yra, BG. Jeigu jūsų routeris yra naujesnis, taip pat bus ir N čia kažkur, ir tada security options. Čia yra jūsų slaptažodžio tipas, kaip jisai bus šifruojamas. Siūlyčiau pasirinkti WPA2 arba jeigu jūsų kompiuteris nepalaiko WPA2, tada pasirinkite WPA2 ir WPA, paprastą WPA. Web yra labai lengva nulaužti, o non reiškia, kad jūsų belaidis internetas bus neapsaugotas iš viso. Taigi prie jo galės prisijungti kas norės. Ir tada įvedame slaptažodį. Aišku, 1, 2, 3, 4, 5, 6 neveskite, veskite ką nors sudėtingesnio ir spaudžiame Apply. Matome, kad turėtų būti minimum 8 simboliai, dar rašome 2 simbolius. Ir viskas dabar ant mano kompiuterio. Jeigu nueitume čia ir praskanuotume, kokie aplinkui yra belaidžiai tinklai, matome testinis belaidis tinklas. Spaudžiame Connect, įvedame slaptažodį, spaudžiame OK ir mūsų kompiuteris prie šio routerio prisijungs taip pat ir belaidžio tinklo. Taip pat yra ir Advanced belaidžio interneto nustatymai ir ką jie reiškia. Taigi Enable Wireless Router Radio. Šis meniu išjungia belaidį internetą apskritai. Pabandykime išjungti. Ir dabar pažiūrėkime, kokie aplinkui yra belaidžiai tinklai. Matome, kad mūsų testinis belaidis tinklas dingo. Enable SSID Broadcast. SSID yra jūsų belaidžio tinklo vardas. Tai buvo tas testinis internetas, kurį mes įrašėme, ir broadcast reiškia, kad jisai bus transliuojamas. Taigi nuėjus į čia ir paspaudus refresh, jisai atsirastų šiame sąraše.
Bet jeigu mes išjungiam broadcastą, jisai šiame sąraše neatsiras ir mums reikėtų tada patiems įrašyti to belaidžio interneto vardą ir prisijungti prie jo rankiniu būdu, jeigu taip galime pasakyti. Šis meniu ne visur yra, tad jisai nėra labai svarbus. Šių meniu taip pat galime nekeisti. Ir wireless card access listas. Šis meniu yra gan įdomus, nes mes galime jungti, kas gali naudotis mūsų belaidžių tinklu. Taigi tik tai tam tikri kompiuteriai bus įleidžiami į mūsų tinklą, jeigu jie žino arba nežino mūsų belaidžio tinklo slaptažodžių. Taigi įjungiame šį access control listą ir spaudžiame add. Ir mums reikia čia įrašyti vardą kompiuterio ir MAC adresą. MAC adresą, kaip susižinote, aš jau rodžiau kitoje pamokoje. Ir čia mums reikėtų įvesti savo belaidžio tinklo kortos MAC adresą, kuris būtų štai šis mano atveju. Ir spaudžiame add. Taip. Invalid device name. Taip. Pabandome be tarpo. Add. Štai. Dabar tik tai mano kompiuteris, kurio MAC adresas yra toks, galės prisijungti prie šio belaidžio tinklo. Joks kitas kompiuteris, net jeigu kas nors nulaužtų jūsų belaidžio tinklo slaptažodį, negalės prisijungti, nes jo MAC adresas nebus įvestas į šį sąrašą. Belaidžio tinklo nustatymai atrodys vis kitaip, priklausomai nuo routerio, koks jisai yra senas arba naujas, ir nuo gamintojo jūsų routerio, taip kad teks pasiieškoti kas kur. Per daug siūlyčiau nežaisti su wireless nustatymais, nes galite ką nors pakeisti ir tada teks kreiptis į jūsų interneto tiekėją, kad jums tvarkytų visą internetą arba net pakeistų jūsų routerį. Tad jeigu nežinote, ką darote, geriau palikite viską taip, kaip yra. Jeigu ką nors pakeitėte ir jums nustojo veikti jūsų belaidis internetas, ant routerio dažniausiai yra reset mygtukas. Taigi jų nuspauskite ir palaikykite ir po kiek laiko routeris persikraus ir jeigu jums pasisekė, jūsų belaidis internetas vėl veiks kaip ir veikęs. Tai štai tiek šiai pamokėlė, jeigu turite klausimų, palikite juos komentaruose ir nepamirškite prenumeruoti. Iki.